Na, o jeigu rimtai šnekant, o ką Geringas nebuvo Londone, nesilankė, o ką Geringas nesilankė, reiškia praktiškai Varšuvoje lankės. Visa tai yra didelė, galinga, daug rimtesnių jėgų akcija, arba, jeigu galima tai pavadinti, surengta kraujo puota. Ir pirmam ir antram pasauliniam kare. Ir čia pagrindinė, būtent vaidmenį žaidė finansinis kapitalas. Tas, kuris yra London Cityje. Ir turi sutartį, sakykime, normalią, nesiginčytiną žodinę ar nežodinę su monarchija. Jie žaidžia vieną tą patį žaidimą, tik skirtingas kepurės užsidėję. Taip, kad šitoj vietoj, kad Londonas dabar blūdėja vėl ir jisai yra tas būtent padegėjas ir bando padegti visą vėl trečiam pasauliniam karui, tai čia nieko naujo. Čia yra Londono arba London City'o Mi-6, kurie dirba, tai toliau, žodžiu, tai yra jų braižas ir jie kitaip nemoka, ir jie tai darys. Ne, mesgi nekariaujam, mesgi su rusų tauta, ne, mesgi tik tai su Putinu, su tų prakeiktų Kraugeriu, taip toliau su juo kariaujam. Juk ta pati retorika. O dabar pasižiūrėkit, ar jums negi jūs nepastebėjot, kiek tai yra ciniška ir kiek tai yra melo, pilnas pasaulis. Juk visi tie, atvirai kalbant, tos kaukės ima ir nukrenta. Mes tiesiog automatiškai, inertiškai tą viską darom ir skelbėmės, kad mes nepriklausomi, o senai nebesame nepriklausomi. Iš vieno, atsiprašau, pasakysiu tai kaip mano babutį, kad sakytų tiesiai šviesiai, iš vieno šūdo išlipom, į kitą įlipom. Ir džiaugiamės ir tam plakamės, Jėzau, mes laisvi, kokie laisvi. Išimkim iš to dabartinio mūsų didelio torto, reiškia šilto, kaip tai žvirblį, reiškia, pasirodys, kad mes nemokam nei gyventi, nei norim gyventi taip, kaip norim. Kaip mes šnekam, propagandiniai dalykai. Tai visas pasaulis šitaip yra, jeigu rimtai šnekant, o pasižiūrėkit, ar jums negi jūs nepastebėjot, kiek tai yra ciniška ir kiek tai yra melo, pilnas pasaulis. Juk visi tie, atvirai kalbant, tos kaukės ima ir nukrenta.